bendruomenės atminimui. Ši vieta yra tradiciškai jau daug metų nuo Sąjūdžio laiko. O mere, gal daugiau jūs šio ąžuolo istoriją? Ta vieta yra gerbtina ir mes manom, kad tai yra kartu pasodino Lakūnas Vaitkus ir mūsų patriarchas Martynas Jankus. O Martynas Jankus tai yra šio krašto mažosios Lietuvos, kaip ir Vidūnas, yra skleidėjai, ne tik skleidėjai, bet ir kalbos išsaugotojai, darydavo šventes ant Rambino kalno, darydavo joninės, chorai suvažiuodavo. Jie būdavo ne šiaip savo suvažiuodavo, o norėdavo išsaugoti tradicijas, kalbą. Taip, kad mes toliau ir važiuosim ten, kur tos šventės ir vykdavo, man atrodo. Nes pamatysim mūsų gražų vinkį, pamatysim gražų aukurą ir gražų vaizdelį. Pagėgiuose